Mylimieji, ką tik baigėsi gyvosios pamaldos. Taip, rojaus trejybės aš esu gyvoje šventovėje. Tai yra vienintelė pasaulyje gyvoji šventovė be bet kokio ritualo. Nereikia žegnotis, nereikia klauptis, reikia atverti širdį. O iš tikrųjų, savo dvasinę asmenybę, kuri yra šitame kūne. Taigi per prašymų maldos dalį Vanda paprašė kūrėjo sustiprinančio mokymo, atsakymų. Kas dabar vyksta pasaulyje? Kaip mes turėtume stiprėti, išgirdę kūrėjo mokymą. Dėl to aš esu pasirengęs jo perteikiamą mokymą pagarsinti savo lūpomis ir balso stygomis. Mano mylimieji vaikai, aš nuostabiai džiaugiuosi ir šlovinu jūs apkabindamas gyvajame glėbyje, kada jūs susibūrė, šlovinate, garbinate mane. Aš esu jūsų visų tėvas ir kiekvieno tėvas. Esu Jėzaus Kristaus tėvas. Jūs mane patirėte, kada esate nuoširdus, kada jūs esate nusiraminę. Jūs galite mane išgirsti, kiekvienam kalbantį be akimirkos pertraukos. Jūs galite mane įsijungti kaip nuolat veikiantį radijo imtuvą. Aš esu prieinamas jums. Tik nustatykit savo nuoširdumo bangą, kuri atitiktų mano virpesių siunčiamo bet kokio jums patarimo, atsakymo į klausimą bangai. Kas dabar vyksta pasaulyje? Juk jūs patys puikiausi, kada šlovinate mane, kada atsiverėte visų savo nuoširdumu prašymų maldose, nuostabiai paliudijate, kokia yra pasaulio ateitis. Jūs išliejate save kaip dvasinės asmenybės, manuosius sūnus ir dukras, gyvame komunijos ryšyje su manimi. Išliejate savo troškimus. Šitaip turi įsilieti iš kiekvieno iš jūsų visame pasaulyje. Reiškia, jūs dabar paskaičiuokite, kiek pasaulyje yra manųjų vaikų, kurie dar gyvena arba gūdžiuose tamsos labirintuose, arba tardami net ir mano vardą, bet neįleisdami manęs į savo širdį, tik tai išpažindami intelektualia prasme mane kaip tam tikrą idėją ir atlikdami tam tikrą materialų ritualą, kuris apramina jų intelektą, apramina jų gyvulinės kilmės protą, bet ne dvasios protą, kurį aš suteikiau kaip dvasiniai asmenybei. Ta, ką teikiu aš, yra amžina. Aš teikiu jums energiją. Aš teikiu jau amžiną jums kiekvienam nepakartojamą asmenybės dovaną. Aš teikiu jums amžinybės kelią. Ir tuo pačiu savo paties nuostabią dvasią, kuri savąją šviesa nepranokstama, nes ji yra mano šviesa jūsų viduje. Kol jūs šitos šviesos neatrasite, visi, tarp visų šitame nuostabiame pasaulyje, gėrio ir grožio, šlovės ir garbės pasaulyje, manųjų spindulių pasaulyje, Jėzaus Kristaus pasaulyje ir jūsų gimtinėje, tol tamsa
viešpataus jūsų aplinkoje. Ir daugybė jūsų mokslo išminčių pripažįsta, kad yra aukštesnė šviesa, ypač filosofijos sferoje, liudija kažkokią tam tikrą nuostatą proto šaltinio, išminties šaltinio, kuri gali būti taip pat paskleidžiama visuomenėje, tam tikrų visuomenės interesų grupių suderinimas visuomenės labui. Tačiau atsiranda įvairios filosofinės srovės, kryptys, mokyklos. Vienovės nėra net filosofijoje, o tai arčiausia dvasinės sferos mokslo sfera. Jūs esat mano nuostabiausi vaikai, pabudę, atsiliepę į mano beldimą, jums iš vidaus, į raginimą, manęs nebijoti, o būti tokiems tobuliems, net koks tobulas esu aš. Šitas raginimas teikiamas kiekvienam iš jūsų, net ir tiems, kurie nieko nėra girdėję apie mane. Bet nuostabiausiai tai, kad jūs jau savo patyrimais ir būseną paliudijate mano gyvą buvimą. Kiek jūs man suteikėte nuostabių amžinybės niuansų, kada aš girdžiu jūsų dvasinę širdies pulsavimą, kurį ištarė jūsų lūpos. Kada jūs būseną paliudijate šių lūpų ištariamų teiginių gyvybingumą savo kiekvieno asmenybėje. Štai šita nuostabi jūsų dvasioje sklindanti energinių virpesių šviesa, pasiekdama mane, pamalonina mane šaltinį ir centrą, kad manoji evoliucija yra ir jūsų pasaulyje vis tik tai pasiekusi manąją prasme. Jūs prisibeldėte savaisiais ieškojimais prie manosios prasmės, kad ją įgyvendintumėte savojų gyvenimu savojoje aplinkoje. Štai jums yra garantija, kad šitas pasaulis turės manąją šviesą tarp visų mano dvasinių vaikų, jūsų dvasinių brolių ir sesių. Jūs esat mano druska šitam pasauliui, šitai žmonijai, šitai kartai. Jūs esate tie nuostabūs mano vaikai, kurie žengėte kojon su manimi ir manąją šviesos dvasinė šeima. Ir nesvarbu, kad jūsų aplinkoje esantis dvasiniai broliai ir sesės žvelgia tamsos labirinte, ieškodami išėjimo iš jo, kai šviesa yra jų pačių viduje. Jie žengia neužtikrintai, abejodami, kivirčydamiesi, kariaudami. Jie žengia ten, kur jūs jau seniai nebesate, iš kur jūs taip pat pakilote, dėdami nuoširdžias pastangas. O toliau, kuo giliau panirsite į mane, už jūsų pastangas aš iškelsiu jūs virš tamsos labirinto. Jūs nesate labirinte, jūs iškylate virš jo. Žmonėje yra tamsos iliuzinėme labirinte. Tai yra kaip mažas pasiklydęs visiškai netoli nuo namų mažylys. Jam baisu, jis nebemato nei motinos, nei tėvo, nejaučia tų virpesių, jis pravirksta. Tie, kurie mato jį verkiantį, paima už rankos, ar paima ant rankų ir parneša iki slenksčio, kuris yra vos už 20 metrų. Jūs matote iš aukščiau,
Mažylį žvelgia iš savosios aukštumos. Žmonija yra dabar mažylio lygio. Jie blaškosi, kaip pasimetę, pasiklydę vaikai. Dėl to neturi viduje ramybės. Ramybė yra mano. Aš esu jos šaltinis. Bet aš neteikiu jos, jeigu tie vaikai nėra atvėrę savęs kaip dvasiniai asmenys man. Juk aš neturiu pavydalo, kuris įrėmintų mane kaip išorinis kūnas. Aš neturiu formos. Aš esu dvasinis ir dvasios šaltinis. Todėl tik tai atvėrus dvasinę asmenybę, jūs galite mane patirti ir savo būseną paliudyti. Aš esu realus, tikras, gyvas ir esu jūsų viduje ir prieinamas bet kada, tik tai nuoširdžių pastangų dėka. Jūs manęs negalite nupirkti, jūs manęs negalite niekaip įskaudinti. Tik savo nuoširdžių pastangų dėka aš jūs apdovanoju tiek, kiek jūs už jokius materialius turtus negalėtumėte įsigyti. Aš apdovanoju jūs savimi, kurį jūs ir atrandate savyje. Ir tai yra mano garantija, kad jūsų aplinka nesugniuždys jūsų asmeniškai, kad jūs neišklystumėte iš mano tikrovės šviesos gyvojo kelio. Jis apima visą kūrinyje. Tuo tarpu jūsų pasaulyje, gyvenančiame tamsos iliuzinėme labirinte, visi klystkeliai labai greitai gali suvilioti, dar neužtikrinta, tik pabudusi dvasinės asmenybės daigą, kuris stiebėsi į mane savo paties viduje. Bet iššūkis jam, kiekvienam, pastangos turi būti nukreiptos į išorę. Jūs turite dėti pastangas, kad savąją šviesa, savąją patirtimi, kurią ir paliudija jūsų būsena, turinti gyvą ryšį su manimi, jūs turite veiksmingai pasireikšti išorėje ir visumos labui. Mano jums teikiama kūrinyje patyrimų iššūkiams. Štai jums pasireiškimas ir garantija, kad jums yra saugus gyvenimas pačiame pradinėme pasaulyje, kokia bebūtų iliuzinė tamsos aplinka. Jeigu jūs veiklus, jums aš teikiu apsaugą iš apvaizdos, apie kurią jūs taip pat jau turite supratimą ir nemenka. Todėl garantija dabar pasimetusiai žmonijai klaidžiojančiai be jokio kompaso ir vis labiau aršėjančiai, natūralu, įmanoma visokie veiksmai nukreipti vienų prieš kitus. Į ką jie nukreipia veiksmus? Į tą matomą pavidalą. Kas yra žiauriausia jūsų akimis? Sunaikinti tą matomą pavidalą. Ir jūs tą sakote, atimti kitam gyvybę. Gyvybė tai nėra toji aukščiausia kaina, kurią moka mirtingasis. Aukščiausia kaina, kurią jūs galite sumokėti, tai prarasti savo sielą, išsaugant šitą materialaus matomo pavidalo gyvybę. Jūs neturite daryti išlygų dvasinėme kelyje. Jūs neturite sverti kaip ant svarstyklių savosios materialios gyvybės ir manosios dvasinės asmenybės dovanos suteiktos jums kaip dvasinės asmenybės arba jums artimesnio žodžio sielos.
Visų svorį pasinerkite į tą svarstyklių pusę, kuri sveria sielą, kad visuomet nusvertų būtent į savąją pusę. Nepergyvenkite dėl savo materialios gyvybės. Rūpinkite savo sielą. O aš jums teikiu ir šviesą, ir mokymą, ir atsakymą, bet į kokį jūsų klausimą, kada jūs nuoširdžiai kreipiatės į mane, kad puoselėtume savoje sielą, savoje dvasią, savoje asmenybę, kuri yra amžina. Šitie pavydalai išorėje kis, o šitas tik pradinis, dar turinti žemiausių virpesių išvaizdą, sunkią materiją, kuris skausmuose, kančiose, dėl jūsų klaidingų sprendimų ir aplinkos poveikio patiria ligas. Dėl to jūs turite dar papildomą iššūkį. Kaip išlaikyti šitą materialų pavydalą, kad jis būtų visada sveikas ir saugus gėrio darbams, kad jį galėtų panaudoti jūsų viduje esanti dvasinė asmenybė. Jeigu jūs būsite veiklus mano gyvieji dvasiniai vaikai, dar turinti šitą išorinį pavydalą, jums aš garantuoju apsaugą net ir šitam išoriniam pavydalui. Ir jūsų šeimų nariams aš rūpinusi jūsų dvasia, bet į šitą rūpestį manąją sampratą patenka ir jūsų išorinis pavidalas, ir jūsų artimųjų apsauga. Dėl to, kad dabar, kada aš rūpinuosi jumis kaip pabudusiais mano vaikais, jūs turėtumėte vidinę ramybę, kad jūsų aplinkoje nebus tragiškų pasekmių, kad jūs galėtumėte visiškai atsiduoti manajam vedimui iš vidaus. Būkite su manimi. Pasaulis, koks šiandien yra, tai nėra mano pasaulis, kokį sumaniau aš. Tai yra iškrypusios, darančios lankstą evoliucijos, mano suklaidintų vaikų, klaidingų sprendimų įgyvendinimo pasekmė. Bet ji yra laikina. Manasis sūnus kūrėjas užbaigė maištą, jisai nebesiplečia, o tos ataugos, kurios čia dar šaknis išleidžia, tarp jūsų ir kitų 36 planetų, tai yra laikinas reiškinys. Aš jūs pasirinkau kaip tuos, kurie gali suteikti man pagalbą, išravėti šitas šaknis, kurios dabar trukdo atstatyti evoliucinį kursą į mano sumanytą. Ir kaip yra manajame evoliucinėme plane užfiksuota. Evoliucija vystosi tik tai į mane, ne į jokias kitokias sektantiškas pakraipas, ne į ateistinius įvairius ieškojimus. Ne, tai yra tiesiausias kelias, nes tai yra manosios tikrovės kelias. Bet jis eina per kiekvieną iš manojo vaikų, per kiekvieno iš manųjų vaikų vidinį manęs atradimą savyje ir veikimą išorėje, atsidavus mano vedimui iš vidaus. O savoje valią, kurią taip pat dovanų gavo iš manęs, sulieju su manąja valia. O vainikavimas yra gimimas iš dvasios. Bet šitą
gimimą iš dvasios galima dar sustiprinti irgi pastangų dėka ir veikimų išorėje. Susiliejimu su manąja dvasia. Štai tai yra kulminacija arba jūsų Everesto viršūnė šitame pasaulyje. Bet tai yra tik tai pradinė pakopa, žengiant pas mane. Aš jūs sveikinu ir šlovinu dabar, kada jūs susibūrėte į kolektyvinį manęs pagarbinimą, pašlovinimą. Šlovinkim vieni kitus nuoširdumu, gėrio darbais visumos labui ir gyvenimu, kokį sumaniau jums visiems aš.